Norime atgaivinti projektą, kurį buvome inicijavę berods 2002-2003 metais. Tuo laikotarpiu mes turėjome gražių rėmėjų, kurie padovanodavo miestui vieną ar kitą gražią dovaną. 2002 metais mes Aviva Lietuva, tada dar Commercial Union Lietuva, centrinėje Vilniaus gatvėje, Gedimino prospekte pasodiname 113 specialiai miestui pritaikytų liepų. Viso šio projekto dovanos vertė buvo 100 000. Tikimės, tokių projektų dar bus ir ateityje. Džiaugiuosi šitą mero ir savivaldybės iniciatyvą, kad visi galėtų prisidėti. Mes savo laiku vietoj būtent to, vadinkim, nelemto parkingo įrengėme pakankamai didelį žalią plotą ir medžiai, ir augalai, yra labai puikia zona, kur ateina vietiniai gyventojai ir pirkėjai su vaikais. Šiandien esame paruošę ir norime pristatyti jums portalą, tame tarpe būtent gana gerai organizuotą valdymą, kaip žmonės, kurie norėtų prisidėti prie Vilniaus miesto gražinimo, padovanoti vienokią ar kitokią dovaną. Nuperkant arba dovanojant, pavyzdžiui, suolelį miestui, arba, sakykime, įrengiant vieną ar kitą gėlyną, ar prisidedant prie parko įrengimo ar skverelio sutvarkymo. Ir šiuo metu mes į savivaldybės tinklapį turime sukėlę apie 100 projektų ir galimų dovanų. Ir jeigu kažkas atsirastų, kuris norėtų tą dovaną padovanoti Vilniaus miesto gyventojui, o tokių jau yra atsiradę ir jie šalia yra manęs. Mes tapom socialiai atsakingi, subrendome ir nutarėm būtent padovanoti miestui dovaną, kaip jūs sakot, savo miestui, savo, sutvarkyti vieną iš miesto fontanų. Reiškia, kurį fontaną mes paliekame pasirinkti žmonėms. Prisidėsiu taip pat asmeniškai, skirdamas 1000 litų su žmona Agne, vienam iš suolelių, eksploatacijai ir visiems kitiems dalykams. Dovanokite Vilniaus miestui, tai yra patys savo, kitaip tariant, ne savivaldybė, o patys savo dovanas ir turėsime gražų miestą, atsakingą bendruomenę ir atsakingą verslą.